Sveiki, šiandien vėl lankysimės Žemaitijoje. Mažeikių rajone, Židikų mokykloje susitiksime su vaikais, kuriais galėtų didžiuotis bet kurio didmiesčio gimnazija. Na, o Rapsoiloje, biodizelino gamykloje atvirkščiai, didelis nerimas dėl ateities. Toliau keliausim į Skuodą. Ten visų rūšių atsinaujinanti energija. Bet pradžioje aktuali tema. Ar gyventojų valia išreikšta referendume, taip ir liks patariamąja. Kalbame su Lietuvos žaliosios politikos instituto prezidentu Linu Balsiu. Taip, atgarsio kol kas nėra. Įstatymas numato, kad per vieną mėnesį, kai sprendimas referendume yra priimtas, Seimas turi svarstyti, kaip bus referendumo sprendimas įgyvendintas. Tai taip sutampa, aišku, įvyko kartu su rinkimais ir tas mėnesio terminas išeitų lyg ir lapkričio 18 dieną. Tai yra jau po to, kai naujo šaukimo Seimas bus pradėjęs savo pirmąją kadenciją, nes pirmasis posėdis yra lapkričio 15 dieną. Ar bus pavykę įtraukti darbotvarkę, ar tai tikrai naujos kadencijos Seimas jau galės 18 dieną svarstyti šį klausimą, mes pamatysime. Tai priklausys turbūt nuo visų koalicijos sudarimo, frakcijų sudarimo ir darbotvarkės sudarimo plonybių ir vingrybių. Kaip ten bebūtų, aš asmeniškai stengsiuos, kad šitas klausimas būtų pats, vienas pirmųjų klausimų naujo šaukimo Seimui pateiktas svarstyti, nes tai iš tikrųjų yra pradžia tų naujų darbų, kuriuos reikia naujam Seimui atlikti energetikos srityje. Nesutvarkius tautos valios įgyvendinimo klausimų, turbūt negalima kalbėti ir apie naują energetikos strategiją, ir apie atsinaujinančių energetikos išteklių tolesnę plėtrą, nes tai labai susiję klausimai. Taigi pirmas darbas turime įgyvendinti tautos valią, priimdami tuos įstatymus arba pataisydami egzistuojančius įstatymus, kad jie atitiktų tautos valią, kad būtų įteisinta elektrinės nestatymo koncepcija. Ir toliau, remiantis į tai, aš asmeniškai taip pat siūlau pradėti svarstyti naująją energetikos strategiją, kuri, kaip turbūt galbūt daugelis žiūrovų jau yra ir žinoma, yra praktiškai baigiama rengti kartu su Energetikos konsultantų asociacija, Žaliosios politikos institutu, Pramonininkų konfederacija, Martyno Nagevičiaus vadovaujama grupė, ir ten tikrai bus pateiktas Lietuvos visuomeniai naujas, geras, realus verslo planas Lietuvai energetikos srityje, kaip Lietuva pilnai galės apsirūpinti elektros energijos ir šilumos energijos gamyba be atominės elektrinės. Daug efektyviau, daug pelningiau, daug naudingiau visiems Lietuvos žmonėms. Šatrijos raganos slapyvardžių pasivadinusi rašytoja Marija Pečkauskaitė gyveno ir kūrė Židikuose, netoli Mažeikių. Čia įsikūrusi mokykla. Ir jos pavadinti kaimo mokykla liežuvis neapsiverstų. Tiek čia įdomių iniciatyvų, projektų, idėjų. Žinot, kainų kilimas. Ir kai mes gyvenam pakrašty Lietuvos ir kai mes matom miškuose pilna šakų, nevalyti miškai, prisimenam, kaip seneliai gyveno, kaip apsišildė ir visi tokie mintys kirbo. O ką mes dabar galim? Gal irgi kažkokiu tai yra alternatyvų dujoms, elektrai. Ir kai mūsų jaunimas užsijėmė per projektus ir pasiau iš tikrųjų ir granulėm, ir šiaudais, ir įvairiausiam atliekom galima, ir vandenį sukant elektrą galim, reiškia, tuo mes norim ir jaunimą sužadinti, kad ir prieš tą atominę elektrinę, prieš viską, kad mes tą, ką turim, kad galėtum panaudoti ir apsišildyti, ir elektrą turėtume, tą ir mūsų šilumos ūkis tą daro Mažeikiai, taip iš tikrųjų. Tuo norim uždegti, nes mes tik ir esam tam, kad pažadinti tą jauną žmogų tik tai ekologiškai, tik tai teigiamam kažkokiai žingsniui, postumiui, dar kažką. Ar jie duodasi stumiami tie jūsų mokiniai? Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip, nes ir matosi, kaip jie namuose gyvena, kaip jie, sakykime, ar Ispanijoje, Italijoje, kaip jie domėjusi saulės energiją, kaip jie domėjusi vėjo jėgainėmis, kaip jie su malonumu kartu su manim važiavo, ne tuo elektromobiliu, ten vandeniliu buvo varoma, tenai, arba tuo dviračiu kaip mynė. Ir jie matė, kaip ir tą pat namą galima apšildyti, kaip šiltnamio, koks poveikis ir taip toliau. Aš manau, kad taip, jie ateityje panaudos tą. Ispanija, Italija. Taip, Ispanija, Italija, Ir ką ten darė? Turkija, Bulgarija, o kaip tik tai buvo elektros energija rytojaus.
reiškia ateities energiją, kaip galim panaudoti. Tai užtat mes ir drąsiai, ir aš, ir man kolegos, ir visi mes sakėm, mes drąsiai jums žiūrim visiems akis ir sakom, ne atominė elektrinė. Kodėl? Todėl, kad ir tos Europos šalyse mes matėm, kaip žmonės kovoja už tą natūralią energiją, už tą, kur nenuodėja mūsų, ta, kas yra mums, kad norim gyventi ilgai, gražiai, nepasenę, jausis oriai. Ką darysit artimiausioje ateityje? Tikriausiai turit kažkokių konkrečių planų. Toliau tęsiam projektus, draugaujam su tom Europos šalim, nenutrūko draugystė, nors dabar yra kitas projektas, kaip pilietiškumo projektas, bet tai irgi eina per ekologiją, per viskas ir sveikas maistas, čia ne tik tai visa energija ir taip toliau, reiškia, norim labai išauginti tą jauną žmogų, tokį tvirtą, džiaugiantis mūsų kraštu ir kad galėtų čia ir dabar daryti gerai. Štai šitose didžiuliuose talpose biodizelinas, ekologiški degalai automobiliams. Tik pasirodo, nelabai jų ir bereikia. Nuo 2000 metų Lietuvoje prasidėjo kalbos apie biodizelino naudojimą. Vėliau gatvėse pakvipo blynais. Rapsoila pradėjo gaminti šį ekologišką kurą dideliais kiekiais, be ne pirmoji. Buvo pakilimo, buvo ir nuosmukių. Pirmas periodas tai buvo optimistinis, galima pavadinti, kada visi plėtėm gamybą, stengiamės, kad gamint daugiau produkcijos, bet greitai baigėsi, kada atėjo 2008 krizės metai, ir kurie smarkiai mus nuskriaudė, galima sakyti, nes tais metais irgi supirkom brangiai rapsus, o paskui kritus produkcijos kainai, buvo labai nuostolingi metai. Dabar buvo šioks toks atsigavimo laikotarpis ir paskutiniu metu tos kalbos, kaip Europos komisija žada mažinti biodegalų gamybą, biodegalų procentą, tai irgi kelia daug nerimo ir neaiškis perspektyvos tolesnis mūsų. Nepagalvotum, iš tolo žvelgdamas į šią modernę įmonę, dar saulės baterijomis apsistačiusią, kad tokios nelinksmos dienos jai atėjo. Vertinant visų Lietuvos biodegalų gamintojų indėlį į Lietuvos biudžetą, tai skaičiai būtų tokie. Nuo Lietuvoje parduodamų biodegalų gamintojai sumoka apie 30 milijonų litų pridėtinės vertės mokesčio, o akcizu apmokestinus privalomą biodegalų dalį į biudžetą papildomai sumokama dar apie 70 milijonų litų. Lietuvos ūkininkai iš biodegalų gauna 500 milijardo litų pajamų. Be darbo liks ir keli šimtai darbuotojų, triūsiančių įmonėse. Ir tikrai norisi tikėti, kad laukai, kuriuose nebeaugs rapsas, biodizelinui nevirs dirvonuojančiais piktžolynais. Mums pasiūlo pasivažinėti biodizelinu važiuojančiu automobiliu. Jam 10 metų, pravažiuota 400 000 kilometrų ir variklių nereikėjo kapitalinio remonto. Vadinasi, tai dar vienas faktiškas mito, kad biodizelinas blogai veikia automobilio variklį, paneigėjas. Pirmas punktas, 50 žmonių pas mus jau dirba eilę metų ir tie žmonės netektų darbo. Antras punktas, vietiniai rapsų augintojai turi kur realizuoti produkciją ir didesnė ir mažesnė mes priimam iš visų be išimčių rapsus. O trečias punktas, tai vis tiek prisidedam prie gamtos išsaugojimo. O dabar keliaukime į Skuodą, į Mosėdį, kur laidos Pradėk nuo savęs kūrybinė grupė kartu su vietos bendruomenė vedė seminarą ir diskutavo ekologinėmis temomis. Pristatysim vėjo jėgainių, saulės jėgainių pristatysim, kitų atsinaujančių pristatysim. Ir aš manau, tie drakonai vis tiek, nes savo dalį pasiimsi, tas žmogelis, kai buvo sunuosi, taip ir paliks. Čia visi prisimenam tuos laikus, kai nueidavom į parduotuvę, maisto prekių parduotuvę, stovi už prekystalio pardavėją, mes prašom, duok mums pasverti, porą kilogramų žuvytės. Su rankytėm į bačką, ištraukė tą žuvytės, ant sviestinio popieriaus pasvėrė, gerai, ką dar norėtum? Duonytės paėmė iš lentynos, be jokios pakuotės.
paduoda, mes viską susikraunam į maišą, tą terdelę, kurią pastoviai nešiojame, sėtkutę vadinamą. Jo. Einam namo, paruošia maistą. Šeimai, mūsų šeima, nė vienas neserga alergija, visi sveiki, todėl kad pastoviai mes gaunam šiokių tokių bakterijų. Tai tarsi skiepai nuo gripo. Tas mūsų besaikis vartojimas privertė, kad dabar pardavėjas paprašys paduoti kažką. Tai jinai apsimauna tokią celofaninį maišiuką. Su tą celofaninė ranka įma kitą celofaninį maišiuką, kuriam įpakuoti tie saldainiai. O mes jau tą celofaninį maišiuką dedam dar į maišiuką. Atsinaujinanti energetika, naujos darbo vietos, švari ir draugiška aplinka žmogui. O Mosėdyje tai jau seniai gyva idėja. Tikriausiai nėra tautiečio nieko negirdėjusi apie Vaclovo Into, dar prieš 100 metų įkurtą akmenų muziejų. Nuo tada apie Mosėdį kalbama itin daug. Gydytojas Intas ne tik vadovavo miestelio ligoniniai, bet ir buvo iniciatorius to, jog gyventi šiame Lietuvos kampelyje būtų kaip galima jaukiau ir švariau. Aplink save iš pradžių subūręs ligoninės darbuotojus, o vėliau ir miestelio bendruomenę, į savo sodybą ėmė ridenti akmenis bei kitaip puoselėti gamtą. Mosėdis tapo žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Skuodo rajonas ne tik garsus savo muziejais ir itin įspūdingų kraštovaizdžių. Rajonas bene daugiausiai atsinaujinančios energetikos parkų turintis šalies kampelis. Čia veikia net keli vėjo jėgainių parkai, domimasi saulės energija, pereinama prie šildymosi biokuru. Dauguma gyventojų tik už saugią ir draugišką energiją. Gausi taip, kad ir Kaliningradas, Baltarusija ir mes pasistatytume, jeigu tai būtų, tai mes būsime apsuptytų atominių elektrinių tokių žiedų, tai jeigu mes nestatytumėm, tai Kaliningradas pastatys, o tada apie jų elektrinę mes nelabai daug ką žinom. Mes jau pradedam įtakoti referendumu. Tai kaip ir sako užsieniečiai, jūs nesuprantat, ką jūs padarėt. Jūs padarėt labai gerą dalyką, dabar reikia jį kaip tik girtis, kad mes jau atsisakom ir tą skleisti į Baltarusiją, Rusiją, Latviją, Estiją ir taip toliau. O mes atvirkščiai darom tą dalyką. Tai šitas argumentas yra labai svarbus. Skuodo energetikai prieš bet kokį iškastinį kurą, o patirties kaip to pasiekti jau esama. Rajone ant Bartuvos upės, beje pratekančios pro miestą, stovi net 3 hidroelektrinės. Viena iš jų prieš keletą metų gražiausia hidroelektrinė Lietuvoje pripažinta šalia Skuodo. Jos galingumas 220 kW. Tai nedidelės galios įrenginys, tačiau elektrinė neteršia aplinkos, o energijai sukurti naudoja pastoviai atsinaujinantį šaltinį vandenį. Be to vieta tapo ir ypatingų gyventojų bei miesto svečių traukos centru. Patys matot, šitą tokią rekreacinę zoną, mes vadinam Skuodo jūrą, labai graži ir ypač ta hidroelektrinė pastatyta, tikrai toks lyg traukos objektas ir čia ta poilsiavietė mūsų naujai pastatyta iš struktūrinių fondų. Tikrai mes džiaugiamės tokia mūsų gražia Skuodo jūra ir gražia rekreacinė vieta. Ar skuodiškiai turėtų kažkokį kitą vandens telkinį, kuriame galėtų maudytis, jeigu nebūtų šitos Skuodo jūros? Aš senas skuodiškis, tai mes visuomet Bartuvos upėje maudydavomės, kada šitos Skuodo jūros dar nebuvo ir apačioj čia mes maudydavomės, o šiai dienai iš tikrųjų yra gražus vandens telkinys, kuriame tikrai ir paplaukyti su valtelėmis galima, vieną kitą žuvį sugauti, bet to mes dar ir žuvinam patys truputėlį šitą mūsų Skuodo jūrą. O šiaip iš tikrųjų džiaugiamės, kad turim tokį vandens telkinį, vienintelį, šiaip jau didžiausią. Prieš 11 metų ant senos užtvankos pamatų pastatyta moderni hidroelektrinė, jos statytojams jau atsipirko ir neša pelną. Tačiau tokių mažų hidroelektrinių, kurios galėtų pagaminti tikrai didelę dalį vietos gyventojų suvartojamos elektros, plėtra Lietuvoje sustabdyta. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyta, jog suminė visų šalies hidroelektrinių galia negali viršyti 141 MW. Ir tai rekomenduojama pasiekti neužtvenkiant naujas teritorijas, o modernizuojant jau ant šalies upių pastatytas jėgaines. Statant šią hidroelektrinę buvo užtvenkta 82 hektarai pievų, tačiau tada su jokiais sunkumais jos statytojai nesusidūrė. Hidroenergetikos plėtra tada buvo paprastesnė. Galbūt kartais, kiek mes išnekėjom su mūsų žmonėmis, kartais truputėlį trūksta to vandens. Tai būna atveju, kai ypač vasarom nusenka, jiems nebėra naudos. Tačiau ypač rudenį, kada vanduo pakyla arba pavasariais, tai tikrai yra nauda ir tos elektrinės tikrai dirba. Vidutiniškai metus pagamina po 650 tūkstančių kWh elektros energijos. Yra pastatytos 2 turbinos po 90 kW. Kadangi
patvankos aukštis yra geras, apie 7 metrus, tačiau vandens debitas yra labai nepastovus. Elektrinė reikia per sekundę, jeigu pilnai eitų 3,2 kubų panašiai, o debitas vasarą yra labai mažas. Potvynių metu yra apie 30 kubų, kurio neįmanoma paimti. Užtat yra 2 turbinos, kurios mažiausiai gali dirbti viena ant 25% ir praleisti sanitarinį vandens debitą. Na, o dabar sakykime vis tiek, jeigu dabar galvotumėt dar plėstis, arba kitiems patarti, ar patartumėt statyti? Aišku, jeigu yra galimybės, patarčiau statyti. Lietuvoje šitą yra pastatyta 303. Man atrodo, kad dabar beveik vietų nebėra kur statyti. Skuodo rajone yra 3 pastatytos iš viso, daugiau praktiškai nėra galimybių. Suskaičiuoti, kiek ši elektrinė duoda pajamų, nesudėtinga. Per metus pagaminamos energijos kiekį tai reikia padauginti iš 26 centų. Tiek gaunama iš valstybės už į bendrus tinklus patiekiamą elektrą. Sumoje virš 150 000 litų. Numatomą pelną jau skaičiuoja ir pirmieji Skuode saulės elektros gamintojai. Jeigu 60 000 kWh padauginom iš 1,44, tai apie 80 000 kažkur. Per metus? Per metus. Bet tai nebūtų grynas pelnas, nes jūs turėtumėt kompensuoti. Taip, čia ir pelno mokestį, ir amortizaciniai atskaitimai, viskas čia. Čia tik tai tokios pajamos yra, o dar visas išlaidos, atskaitimai, mokesčiai. Žinom, kad galingums mūsų stogo yra 60 kW, tai priklausoma nuo saulės, nuo visų kitų faktorių. Mes galim pasiskaičiuoti, kiek metins. Į metus planuojam pagaminti apie 29 000 kWh su vienu. Reiškia, su 30 kW. Kadangi čia 2 stovi, tai atitinkamai tiek pagaminsim. Taigi, jeigu jūs paskaičiuotumėt, per kiek laiko jums vis tik tai atsipirks? Kadangi mes esame energetikai, patys projektus darėm, patys sumontavom, patys įrangą nusipirkom. Mums praktiškai turėtų atsipirkti per 5-6 metus. Ta investicija, taip mes skaičiuojam. Atliktą darbą energetikai kol kas vadina repeticija ir pasakoja, kad norinčių susipažinti su jų siūlomomis paslaugomis šiuo metu tikrai netrūksta. Domėtis labai domis, užsakymų dar taip neturim, bet domėtis labai turim. Kol kas sutarčių nesam pasirašę, bet susidomėjimas labai didžiulis. Pasirengimu atsisakyti iškastinio kuro Skuode vertinamas ir prieš keletą metų skalūninės alyvos katilinėje sumontuotas biokuru kūrenamas 5 MW galingumo katilas. Mat kitais metais dar daugiau šilumos bus gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Planuose dar vienas tokio pat galingumo biokuro katilas, kuris dar labiau atpigins miesto gyventojams tiekiamos šilumos kainą. Jeigu mes kūrentume tik skalūninę alyvą šių momentų, tai mes būtent paskutinį vietoj tarp rajonų Respublikoje. Tai būtų apie 39 centus už megavatą. O dabar? Dabar šios dienos pereito mėnesio kaina buvo 31,06. Perskačiom į lapkričio mėnesį. Tai bus 29,09 centų. Tai jau labai neblogas rodiklis. Šiek tiek paaugom 2 centam. Tikimės, kad dar kažką darysim. Dabar jūsų šitoj katiliniai čia ne tik tai pastatytas biokuro katilas, bet ir įrengta visa kita moderni įranga, kaip antai ekonomaizeriai ir panašiai. Taip, jeigu norint ekonomiškai išnaudoti šilumą, tai reikia ir dėti pinigėlių, kad galėtum ją padaryti kaip efektyvę. Tai visą tą mes ir padarėm. Mes sutikėjęs užvežamą šitą medieną, kur matot, atsiskaitom ne erdmetės, o už pagamintą šilumos kiekį. Tai yra, susirašom sutartį, kiek mokam už pagamintą megavatą. Tai ir tikėjas be abejo, ir mes suinteresuoti, kad tas kuras būtų kuo geresnis. Ir jie, kadangi jie nori, kad mes daugiau pagaminsime, jie veža geros kokybės kurą. Štai ši vėjo jėgainė netoli Skuodo buvo pastatyta pirmoji Lietuvoje. Energiją jį gamina nuo 2003 metų. Jos galingumas 160 kW. Ar, sakykime, tai visi, galima sakyti, Skuodo mieste aplinkui žmonės gyveno, ar nesipiktino, kad čia dabar staiga atsirado vėjo jėgainė? Ji buvo pirma Respublikoje ir žmonės gal nelabai ir suprato, kad ji labai arti miesto. Kada toliau jas pradėjo statyti,
Vėliau tada jau žmonės prie miestų nebepageidavo ir kitos jėgainės yra žymiai pastatytos toliau ir nuo Skuodo miesto, ir nuo pagrindinių gyvenviečių. Na, už tai šita pati pirmoji, kaip jinai iki pat dabar veikia? Jo, šitą jėgainį veikia iki dabar, gaila, kad jį šiandien neveikia, matyt per silpnas vėjas, bet jį pastoviai veikia ir gamina elektros srovę. O daugiau savo rajone turite vėjo jėgainių? Turime visam rajone ir išdėstyta ir Lenkimų seniūnijoje, ir Mosėdžių seniūnijoje, ir Ilakių seniūnijoje, ir Aleksandrijos seniūnijoje, taip kad jėgainės mūsų rajone yra statoma. Tai vadinasi, žmonės žiūri draugiškai, žmonės neprotestuoja. Nu, kaip jos statomos ne taip arti miesto, kaip šitą pastatyta, toli nuo gyvenviečių, nuo gyvenamų namų, ir žmonės nebeprotestuoja dabar. Jūsų savivaldybėje iš tikrųjų yra daug atsinaujinančios energijos tokių objektų. Tai čia priklauso nuo ko? Nuo to, kaip savivaldybės valdžia, sakykime, žiūrėjo, kaip žmonės priėmė, ar atsirado iniciatyvių žmonių, kokie čia lėmė faktoriai? Atsirado ir iniciatyvių žmonių, bet to mes nesam priešiški šitai energijai, ne tik elektros gamybos, bet ir biokūro gamybai, kadangi norim, kad būtų viskas pigiau, ekologiškiau, švariau. Nu ir taip to linkme ir einame. O kad rajone nemažai jų yra, turbūt mūsų ir sąlygos, pas mus ir vėjas liktai neblogas elektriniam statyti. Nu ir biokūro apsirūpinimo aplinkui rajonai gamina ir mes patys ruošiamos gaminti, taip kad turim sąlygas ir tuo keliu einam. Skuodo rajone dėl vyraujančio stiproko vakarų vėjo tokių malūnų gaminančių elektrą galima išvysti tikrai nemažai. Tiesa, dabar jie nebestatomi arti prie gyvenviečių ar sodybų, o didesnių jėgainių statytojai vis dar susiduria ir su žmonių nepritarimu. Gyventojams baimių kyla dėl malūnų keliamo triukšmo, dėl jų skleidžiamų šešėlių bei dėl poveikio gamtai. Tačiau ir šios problemos po truputį sprendžiamos. Praėjusioje laidoje skambėjo štai toks klausimas. Kiek šimtų milijonų litų leidžia sutaupyti įvairios techninės priemonės šilumininkų įdiegtos per pastaruosius metus? Ir teisingas atsakymas buvo per 500 milijonų litų. Pirmoji teisingai į šį klausimą atsakė Kristina Švedienė ir jai keliauja prizas savaitės prenumerata mėnesiui. Na ir žinoma, visi atsakiusieji pateks į loteriją, kurioje galima laimėti ekologišką snaigės šaldytuvą A++. Na, o dabar skelbiame naują klausimą. Kokios šalies ūkininkai yra pagrindiniai rapso tiekėjai įmoniai Rapsoila? Laukiame jūsų atsakymų ir pirmasis teisingai atsakęs, kaip žinote, gaus savaitės prenumeratą mėnesiui. Visi teisingai atsakiusiai keliaus į šaldytuvo loterijos finalą. Na, o mes kitą šeštadienį vėl pakviesime į Žemaitiją. Šį kartą tai bus Akmenė. Antrasis laidos puslapis bus apie stebuklingus kosminius dažus, kurie sulaiko šilumą. Tad iki susitikimo šeštadienį.